2012 m. balandžio 23 d. 14 val. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filiale įvyko renginys Valanda su Maironiu. Į čia vykusį nacionaliniai bibliotekų savaitei skirtą renginį rinkosi miesto gimnazijų mokiniai su savo mokytojomis, garbaus amžiaus sulaukę miestiečiai, Maironio poezijos mėgėjai. Renginį pradėjusi Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos specialistė projektiniai veiklai Kristina Mikliuvienė visus pasveikino su šiltėjančiu pavasariu, o taip pat su 12-ąja nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. Specialistė priminė, kad savaitės idėja parodyti, jog bibliotekos yra bendruomenės telkianti ir vienijanti erdvė, o šios neeilinės visoms Lietuvos bibliotekoms savaitės šūkis biblioteka spausk patinka. Specialistė projektiniai veiklai priminė ir apie išskirtinę Maironio asmenybę, jo meilę tėvynei, pasiaukojimą garsinant savo darbais tėviškės gamtą ir žmogaus nuostabumą. Į bibliotekos abonemento skyriaus salę išėjusi Šiaulių dramos teatro aktorė Silvija Povilaitytė pakvietė visus susirinkusius iš vidaus pajausti taip Lietuvai brangų poetą. Meniškai, raiškiai sekama Maironio kūryba nė vienam renginio dalyviui paliko gilų įspūdį. Maironis. Jonas Mačiulis Maironis. Aš tariu tą vardą su didelė meilė ir norėčiau, kad jūs tai suprasite. Ne pranašas. Aš ne kovot. Aš ne žmonių mokinti. Aš Dievo įkvėptas giedot. Su lyra giesmės spinti. Einu savo viešpaties keliu. Bjauriuosi melagybę. Į širdį giesmėmis kalbu. Jo įžadinu dievybę. Poetą. Sudie. Juk kartkartėm girdėjau, gal iš krūtinės nešaltos, bet vieno negalėjau lig šiol užmiršti niekados. Nebuvo žodžių, nei dejonės, nebiro ašaros soine, tik tai pasaulis ir jo žmonės išrodė lig sapnų sapne. Ir nuo to meto man ant veido nevieši rytmečio juokai, draugai stebėdamės apleido ir bėgo nuo manęs vaikai. Tada paėmęs aukso lyrą, pravirkdžiau stygomis aidus. Būrys apstojęs skausmo vyrą, poetą nutarė graudus. Renginį paįvairino Simono Daukanto gimnazijos dainos studija Mes galim merginų duetas. Gražina Montvidaitė ir Marija Liekmanytė, akomponuodamos savo gitaromis, labai šiuolaikiškai ir paprastai atliko 2 dainuojamosios poezijos dainas. Toks švelnus ir saldus. Kvepia meduoliais, pėdos sminga į žolę. Rasą išbraidėm, visus paukščius nubaidėm. Dabar jau tik rytas nuo tamsos išvaduos. Galiu paskęsti šiltam lietuje,
skarus leisti giliai po žemę, pajusti giliai dangaus raibume ir surikti tavo sapne. Šiaulių dramos teatro aktorė Silvija Povilaitytė ir toliau susirinkusius stebino išraiškinga Maironio eilėraščio Vakaras ant ežero 4 kantonų deklamacija. Ryškus pavasarių dvelkiantys aktorės rankose laikyti narcizai dar giliau ir rimčiau privertė susirinkusius susimastyti apie įstabų Šveicarijos perlą ir visą to meto pasaulį. Po šio nuostabaus reginio sekė dar nuostabesnis. Mat į Lieporių bibliotekos abonemento skyriaus sceną žengusio Šiaulių moksleivių namų dainų ansamblio Muzika kitaip merginos Martyna ir Kotryna Melinytės, o komponuojamos Sigito Kivilio. Taip pat atliko Maironio eilėraštį Kur bėga šešupė. Kur bėga šešupė, kur Nemunas teka, tai mūsų tėvynė, graži Lietuva. Čia broliai artojai lietuviškai šneka, čia skamba po kaimus birutės daina, kur austa žemčiūgai, kur ūto žaliuoja ir mūsų sesučių dabina kasas, kur sode raiboji gegutė kunkuoja. Ten mūsų sodybas keleivis atras, o Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva, o Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva. Priminti jaunajai kartai apie nuostabią poeto kūrybą į bibliotekos sceną vėl išėjo Šiaulių dramos teatro aktorė Silvija Povilaitytė. Jos lūpose suskambo Maironio eilėraštis Sudieu. Į renginį Valanda su Maironiu buvo pakviesti ir kiti 6 Simono Daukanto gimnazijos dainos studiją Mes galim dainininkai. Jie atliko klasikinę Maironio baladę Jūratė ir Kastytis. Kodėl tariu man gera čia, juk tai ne tamsios gelmės. Gal sapnas tai man gera čia, gal burtai jūrų galio, pabusti iš miego gera čia, juk taip ilgai miegojau. Kastyti mielas gera čia, ar krantas tai ar rojus. Įkvėpti vėjo ir žolės, apakno meilės didelės, paliesti žemę ir gėles it mylimojo lūpas. klausytis paukščių ir lietaus, ragauti pieno ir medaus, matyti jūrą iš viršaus, kur baltos bangos supas. Pažvelk į ąžuolo šakas, tai santuokos altorius. Neturim rūmų, na ir kas? Bus pieva mūsų meilės guolis. širdis tuksena gera čia, kai vėjas taršo plaukus. Mylėk mane dabar ir čia, Aš
taip seniai to laukiu. Šalin dainas, šalin žodžius, šalin drovumo drabužius. Neliko nieko, ne dievų tik tu ir aš, mes dviese. Renginį užbaigė Šiaulių dramos teatro aktorė Silvija Povilaitytė, visiems dėkodama, kad menas dar gyvas. Smagus Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti renginys baigėsi visų dalyvių bendra nuotrauka.